Bet pagrindinis mano noras buvo išsilaisvinti iš tos kančios. Aš tiesiog melsdavausi ir prašydavau ten to aukštesnio už save, ten to kūrėjo sutvėrėjo, kad jis mane išlaisvintų iš tos kančios. Ir ta kančia vieną gražią dieną mane ir paliko. Išėjo iš manęs. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kiek tai laiko praėjo, kuriais metais ta kančia mane paliko, bet aš jau gerą ilgą laikotarpį gyvenu be kančios. O įvyko tai, kad aš vieną dieną suvokiau, atėjo toks stiprus suvokimas, kad aš susikūriu viską pati, viską susikūriau pati ir tą kančią jaučiu vien tik savo kūrybos dėka, savo istorijų visų prisikūriau pati. Jausmus aš irgi pasirenku jausti pati, aš galiu pasirinkti nejausti nei to skausmo, nei tos nuoskaudos, nei tos kančios, aš galiugi pasirinkti jausti, mums duota. Arba aš pasirenku, arba aš jaučiu, arba nejaučiu. Ta pati baimė, aš irgi renkuosi bijoti. Baimė yra ta, kur tokia, mes visai be baimėj negalim likti, va ten kažkas tai, tas krūptelėjimas, tokia apsauginė ta baimė, taip. Bet mes prisikūrėm labai daug patys baimių, tiesiog istorijų tokių prisikūrėm, vaizdinių, ten ištisus filmus prikūrėm apie tas baimės. Ten, sakau, jau tose baimėse ir susirgę, ir kenčiam, ir numirę netgi, ir mūsų vaikai, ir mūsų artimieji. Tikrai, jeigu ten kažkur kažkas užtruko, neparvyko, neparvažiavo, pirmiausia, nežinau kaip jūs, bet aš būdavo jau įsivaizduoju kažkokius pačius baisiausius scenarijus, įsivaizduoju, kad ten jau kažkas tai įvyko baisaus, ar avarija, ar ten kažkas, tai niekada nebuvo tas nerimas toksai. Tai dar nerimas, pačioj pradžioj bandžiau tvarkytis dar su viena technika, ten irgi kaip jausmų paleidimo technika, tai tokia baksnojimo per tam tikrus taškus technika yra. Jinai man irgi kažkiek padėjo, tą kaip ir nerimą susimažinau su tą technika, bet viską padarė va šitas jausmų paleidimo metodas su manim. Aš tiesiog save paleidinėdavau, pradžioje turėjau partnerę, su kuria susitikdavom ir darydavom tuos paleidimus, kol pati aš juos išmokau, įvaldžiau. Ir dabar jau jų man beveik ir nereikia naudoti, nes pas mane gaunasi automatiškai, tiesiog atėjo kažkoks tai jausmas, aš jį išjaučiau, aš jį pastebėjau, aš jį pamačiau ir jis man tiesiog pats tiesiog pasileido ir išėjo ir aš jo nebejaučiu. Aš tiesiog visiems jausmam pasakau taip ir leidžiu jiem būti. Ir kai tik tai aš leidžiu, čia taip kaip tamsoje tu kažką apšviestum ir jau viskas, ir tai yra apšviesta. Taip ir tas jausmas jisai, kada duodi jam leidimą būti, o ne atvirkščiai tu nori jo atsikratyti, tu jį nori išvaryti, tai jis dar daugiau prie tavęs prilimpa ir jau tada jis pradeda tave valdyti, ne tu tą jausmą valdai, o jisai tave tas jausmas pradeda valdyti. Bet kuris jausmas? Ar tas nerimas, ar kaltė, ar tų jausmų yra labai daug. Tų nemalonių, neigiamų jausmų mes jų tikrai nenorim patirti. Mes kada patiriam, pavyzdžiui, pyktį, tai galvojam, kad tiesiog mes tada būnam negeri, po to pradedam save kaltinti, tiesiog kalam save prie kryžiaus, kokį mes esam blogi. O jeigu mes save matom blogais, tai mes jau ir kitų žmonių mes energetiškai transliuojam kitiems, kad mes esam blogi. Tai paskui ir net nežinom, kodėl atrodo aš buvau gera, aš ten viską padariau gerai, o mane kodėl tai skaito bloga. Todėl, kad mes ištransliuojam savo energiją, ištransliuojam, nes jeigu mes esam geri, tai mums net nereikia įrodyti, kad mes esam geri. Mes tiesiog esam geri.
O mes dažniausiai norim dar būt galbūt geresni, įtikti, patikti. Vat kai atėjo pas mane šitas suvokimas, kad aš nebenoriu niekam įtikti ir niekam patikti, tai pradėjo tiesiog nuo manęs nueiti tokie kaip sluoksniai, tokie, nukrito vienas sluoksnis, tokį kaip purvo nukristų, kurie mane slėgė, kur man nedavė tiesiog normaliai gyventi, normaliai kvėpuoti. Ir po truputį pradėjo nukristi visi tie purvai nuo manęs. Ir likau pati su savim, kaip sakyti, kaip man viena pažįstama pokalbyje, kaip, aš su ją pasikalbėjau, jinai man sako, Kristina, tai tu jau esi pakankama savo. Tai aš atėjau į tą būseną, kai aš esu pakankama savo. Aš jau esu pakankama, prisipildžiusi. Aš nebejaučiu to nerimo, aš nebeturiu kančios, nes kančia tai yra, kada tu esi aukos vaidmenį. Aš nebesu auka, nes aš pati viską susikuriu, tai kaltų nebeliko mano gyvenime, aplinkui viskas tuščia. O anksčiau, aišku, kaltinau, visi kalti buvo, tik tai ne aš. Buvo tas kaltas, tas man tą padarė, tas pasakė, tas. O dabar, jeigu ir pasako kažkas, tai aš nieko ir nepriimu to, kaip sakyti, aš pasirenku būti rami toj būsenai. Jeigu kartais irgi dar ten iš tų programų kažkoks tai iššoksta jausmas, tai aš jį paimu, sakau, ir čia pat paleidžiu. Praktiškai duodu sutikimą jį jausti ir jisai man tas jausmas ima ir pasileidžia tiesiog. Tai jeigu taip pasakojant, tai dabar, kaip sakyti, man iš išorės, aš jokių lūkesčių nebeturiu. Išoriai. Iš išorės gauti savo, kodėl mes kenčiame? Mes ir kenčiame, todėl kad mes lūkesčių labai daug susikuriam. Ir tie lūkesčiai dažniausiai nepasiteisina. Ir tada mes pradedam jausti kančią, kada tie lūkesčiai nepasitenkina, neįsipildo tie lūkesčiai. Bet kai mes nustojam iš kažko tai laukti, iš kažko tai norėti, kad jis būtų ten taip, ar jisai taip darytų, taip, paleidžiam tuos lūkesčius, jų nebelieka pas mus. Patikėkit, kaip lengva pasidaro gyventi be tų lūkesčių. Atrodo, nukrenta ten mus slėgęs kažkoks tai uždėtas ant nugaros didžiulis svoris, kaip koks maišas ant kupros būtų uždėtas. Jisai tiesiog nukrenta. Tai pirmiausia, sakau, ką pajutau, kad aš nieko iš nieko nebelaukiu, nieko iš nieko nesitikiu. Man nereikia iš išorės meilės, man nereikia, kad man sakytų, oi, kokia tu faina, kaip aš tave myliu, kokia tu gera, kokia tu graži, man nieko nebereikia. Aš pati pasižiūriu į save veidrodyje, aš pati savo graži, aš pati savo jaučiuosi gera, pirmiausia savo gera. Save myliu, pradėjau mylėti. Kas yra meilė savo? Tai čia vėl mano toks išvestas, kaip sakyti, išanalizuota, išmastyta, išgalvota, išjausta. Meilę savo aš suprantu ir suvokiu kaip ištikimybę savo. Jeigu aš esu ištikima savo, tai čia yra pati aukščiausia savo meilės forma. Jeigu aš būsiu neištikima savo, tai man labai lengva būti, kaip pasakyti, išduoti ir kitą. Man visai tada juokas tik taip. Jeigu aš išduodu save, tai man ir kitą išduoti yra labai labai lengva. Bet kada aš tą jau ištikimybę savo atstoviu,
Aš, pavyzdžiui, nenoriu kažko tai daryti. Vat man sako, tu daryk šitą ir viskas. Nu, kaip kokį čia dabar pavyzdį paimti. Nu, kažkur, sako, einam ten kažkur tai ar į filmą, ar į parduotuvę, ar važiuojam į kažkokią kelionę. Nu, aš nenoriu į ten važiuoti. Nu, nenoriu. Vat kažkas iš vidaus man sako, tarp kitko per šitą laikotarpį man labai stipriai yra įsivyščiusi intuicija. Nu, labai stipriai. Ir į tiesą mano kūnas labai stipriai reaguoja ir man praeina labai stipri energija nuo galvos iki kojų galiukų ir atvirkščiai vėl pradeda eiti, tiesiog pradeda cirkuliuoti energija, jeigu aš sužinau tiesą. Ar žmogus man pasakė, ar kažkur išgirdau per, kaip sakyti, per socialinius tinklus, per internetą, ar televizijos nežiūriu jau 20 metų, taip kad iš ten neišgirstu, nebent tik tai praeina man, nors ten tiesos tikrai nesu išgirdusi. Tai va, grįžtu prie meilės sau ir ištikimybės sau. Bet dažniausiai žmonės išduoda save ir išdavus save, neatstovėjus save, savo, kaip sakyti, interesą neatstovėjus. Kaip taisyklė, žmonės susilaukia problemų. Būdavo taip ir pas mane. Jeigu aš jaučiu širdimi, kad aš to daryti nenoriu, bet aš nesugebu pasipriešinti, tiesiog tuo metu nežinau, kas įvyksta, vienu žodžiu, aš per savo tą nenoriu, bet sutinku tą, ką nenoriu daryti, ką nenoriu pasielgti taip, tai iš karto tokių problemų paskui būna ties tuo sutikimu, įsivysto labai didelės problemas, kurias paskui reikia išsispręsti. Ir kai pradėjau šitą visą seką aš matyti ir suprasti, ir kai pradėjau vis dėlto pasakyti tą tvirtą, ne, turim mes išmokti pasakyti tą tvirtą ne. Tiesiog save priversti išgirsti savo širdį, savo intuiciją ir griežtai ir tvirtai pasakyti žodį ne. Bet nuo to prasidėjo praktiškai mano sveikimas ir ėjimas į tą ramybę, kurios aš ten kažkaip siekiau, nieko, aš tik sakau, labai mano buvo toks troškimas, galima sakyti, išeiti iš tos kančios. Mano tikslas ir troškimas buvo, kad tos kančios tiesiog nejausti. Nu ir vuolia, mane vieną dieną apdovanojo šitą dovaną gavau ir galų gale aš išėjau iš to. Tiesiog per vieną vieną tokį suvokimą, kad viską aš susikūriau pati. Nėra ką kaltinti. Ir viską turime šičia. Šičia ir šičia. Viskas pas mus čia. Ir viską mes, ką turim čia, viskas vyksta aplink mus. Bet irgi toks labai yra stiprus suvokimas mane aplankęs, nes iš čia mes kuriam aplinką, o ne aplinka kuria mus, vidų mūsų. Niekaip. Tik tai iš čia į išorę.